Kas yra svarbiausia vaikui, kurio zodiako ženklas yra vandenis? Tokie vaikai yra labai ekstravagantiški ir svarbiausia atrasti kartu, padėti atrasti jo unikalų gebėjimą. Kuom jisai kažkuo yra išskirtinis. Nes jeigu jisai to netras, tuomet jis norės žaliai plaukus nusidažyti ar nors kažkaip ir neišsiskirti iš tos minios. Jūs turite surasti jo gebėjimą. Ne? Ir tai bent jau paminėti, kad pasižiūrėk, taip kaip tu groji pianinu, tai nieks taip nemoka groti pianinu, tik tai tu taip moki groti pianinu. Lavinti ir dar kartą koncentruotis į jo kažkokį tai unikalumą. Blogiausia, kad tokiam vaikui galite padaryti, tai be abejo, tokie žodžiai, kad būk kaip visi, o pasižiūrėk, Petriukas tai taip moko, tu taip nemoki, reikia derintis prie visų ir standartai, tarsi reikia įsipaišyti kažkokius tai standartus, tai tokiem vaikam, nereikia įsipaišyti jokius standartus, ir jeigu jūs bandysite juos įrėminti į jums suvokiamus standartus, tai bus